Tai dalykai vyksta ir rudenį, rugsėjo mėnuo. Atėjo, praėjo, yra laikas jį apžvelgti. Tai keletas minčių iš to, kas įvyko per rugsėjį. Susigrupavau dabar net pastebėjau tokį dalyką, kad susigrupavau į atskirą dienoraštį. Lyg man jau būtų per mažai. Dar vis viena kita mintis perrašoma būna į ant spausdinto lapo. Kitagi didžioji dalis jų keliauja į Remarkable planšetę. Negaliu nerašyti, bet mėnesio pradžioj, kiekvieno mėnesio pradžioj vis dar toksai apsidėliojimas vyksta ir atskiriam nauce, susivedant tokią kaip ir reziumė viso mėnesio, kaip kas kur vyko. Tai keletas dalykų ir šiandieną visai tokia gera proga. Esam su šeimyna išvykę pasisvečiuoti į nuostabaus grožio Lietuvos miestą, kalbu apie Anykščius. Ir nežinau, aš kažkaip daugiau turbūt šiek tiek šiokio tokio ryto žmogus. Tai keliuosi anksčiau ir galvoju, reikia prasivažiuoti. Pasižiūrėti, kaip čia ta gamta atrodo Anykščių. Ir taip padaryta reziumė. 2 zuikiai vieno šūviu, jeigu taip galima įsireikšti. Rugsėjis realiai yra pasiruošimas naujiems mokslo metams. Ir jeigu taip paprastai sudėlioti, naujiems mokslo metams, kas tai būtų, kalbant apie tai, kas laukia ne tik mūsų, bet ir būsimų coachingo specialistų. Dėl to galbūt didžioji dalis rugsėjo buvo sukoncentruota į coachingo mokyklą. Liūdiškių piliakalnis. Piliakalniai tai natūraliai susiformavusios kalvos bei krantų iškyšuliai su žmogaus įrengtais gynybiniais įtvirtinimais. Lietuvoje priskaičiuojama apie 1000 piliakalnių. Nu tai va, į vieną iš jų ir nukeliausiu. Spalis jau įsibėgėja, tai ir jaučiasi, kad negegužėjau. Bet vis tiek smagu susijungti šiek tiek su gamta. Tai kalbant apie coachingo mokyklą, keli aspektai yra ir rugsėjis buvo būtent kupinas jais. Pamenu, kuomet vyko pirmoji Master in Life and Business Coaching programos mokymų, pirmoji laida, pirmieji mokymai šitos programos, pirmai laidai buvo išsakyta mintis, kad gal vis tik tai gerai būtų turėti ateityje, prabėgus ten keliems metams, mano paskaičiavimais, kalba tai buvo apie 2025 metus, kad kažkada atsiras šios mokyklos alumni. Tai yra žmonės, kurie pabaigę programą, susibūrus į kažkokią vieną tai savo erdvę. Tai aš labai klydau. Galvodamas apie 25 metus, nes viskas įvyko daug greičiau. Dabar jau nekalbu apie tai, kaip įsikūrė, kaip susidėliojo. Jau ne tą istorijos dalį galima truputėlį net iškirpti, dėl to, kad ir ten dalykai vyksta. Ypač, kai juos daro žmonės entuziastingi, sugalvojantys dar daugiau veiklos, matantys dar plačiau negu vienas žmogus galėtų pamatyti. Ir kaip berods japonų patarlė sako, kad visi mes kartu esam daug protingesni negu bet kuris vienas iš mūsų. Ir čia man yra tam tikras priminimas apie tai, kas yra daroma, daryti kartu, daryti drauge, daryti ne dėl kažkokio vieno įdomaus dalyko, bet dėl didelės, kai kuriuose situacijose bendros svajonės. Tai rugsėjo mėnesį vyko jau tradicinis alumnų susitikimas. Tie, kas tuo metu gali vienai dienai, pusdieniui galima taip sakyti, tradiciškai renkamės į VU botanikos sodą. Ir ten tiek pramogos, tiek veiklos, tiek naujų vienas kito pažinimo. Džiugu.
džiugu ir kai kuriuose vietose ir vėl save pagavau, kad jeigu yra tas momentas apie lyg gyventi kažkokioj tai svajoniai, tai man atrodo, tai tos svajonės dalis ir vyko būtent tada. Tyloj stebint iš šono tą būrį žmonių per skirtingas laidas pabaigusių, radusių kažką tai bendro savo, daugiau negu kad vien tik tai coachingas arba bendrai pagalba žmonėms, bet matant tai, kad jie ir kuria kartu dalykus, kurie veda toliau link tos bendros vizijos, labiau sąmoningesnės visuomenės, kuri taiko coachingą, kuri žino, kas yra coachingas, kuri gyvena noru, pasišventimu padėti kitiems, kurie yra nusprendę, kad nori augti ir žino, kad geriausia augti su savo coachingo specialistu. Tas labai džiugina ir tai yra dar vienas iš tų patvirtinimų, kuomet mintys išsakytos ne vieno žmogaus randa adresatą. Tai rugsėjis, taip jau gavosi, kad dabar nenoriu daug apie tai įsiplėsti, nes kaip tik rugsėjo viduryje vyko toks galutinis susitikrinimas dėl vieno projekto, kurį realiai pradėjom spalio 1. Tai aš apie jį jau plačiau papasakosiu, kaip viskas vyksta. Spalio mėnesio dalykai vyksta apžvalgoje, bet rugsėjai vyko finalinis toksai lūkesčio susitikrinimas. Viena grupė žmonių dabar eina pilotinį kursą. Ir tai buvo viena iš tų svajonių, viena iš minčių, viena iš idėjų plėtoti coachingo programas pagal mokyklos formatą, kiek tai leidžia ICF ir viena idėja tampa kūnu. Tai rugsėjo mėnesį turėjom galutinį lūkesčių susiderinimą su atskira grupė žmonių, kurie mokysis coachingo, eis per visą ciklą, visas procesas pagal taisyklės, praeit praktiką, susipažinti su teorija, daryti praktiką, vaidmenis atsirinkti savo, prabūt visose ir stebėtojo, ir coachingo specialisto, ir kliento, eiti per mentorystę, ruoštis egzaminams, laikyti egzaminus ir būti akredituotais coachingo specialistais pagal ICF, bet ši programa, ją eina tik tai tie, kurie dirba su mokiniais. Kitaip sakant, sutrumpinus viską, tai bus atskira programa iš Mastery in Coaching serijos, skirta švietimo sistemoje dirbantiems žmonėms. Tai pilotas, jisai prasidėjęs, tam tikrą prasme rizikuoju, bet tuo pačiu ir noriu parodyti tą realybę, kad aš nesu tikras, ar jinai bus patvirtinta. Aš einu link to, kad jinai būtų patvirtinta, aš ir mano komanda daro viską, kad tai būtų patvirtinta ICF-e, specialiai mokyklose dirbantiems asmenims, švietime dirbantiems asmenims, tai yra mokyklų vadovams, mokytojams, visiems tiems, kurie po lietuviškojo švietimo vėliava dirba Lietuvoje, dirba su Lietuvos jaunuoliais, jaunimu ir pasiruošę praplėsti savo kompetencijų ribas, tapdami coachingo specialistais. Tai Mastery in Educational Development Coaching programa prasidėjo. Startas tam tikrą prasme toks finalinis duotas jau rugsėjo mėnesį ir nuo spalio 1 dienos jie pradėjo savo mokymosi kelionę. Labai džiugu dėl šito dalyko ir nežinau, ką ateitis dar gali pasiūlyti ir tikrai pasiūlys. Vienas dalykas. Kitas dalykas, žygiuosi truputėlį toliau, nes kažkaip pamatai vieną gražią vietą, norisi dar vieną pamatyti. Tai praleksiu dar truputėlį. Kalbant apie mokyklą ir kalbant apie rugsėjį, 2023 rugsėjį, jisai finalizuoja dar vieną momentą, tai yra dabar vienintelės dar kol kas tos programos, Mastery in Life and Business Coaching, laidos surinkimą, kitaip vadinama grupė Sold Out, kuri vyks tik tai 2024 metų kovo antroji pusė prasidės. Tai viena grupė pilnai pusę metų į priekį yra pilnai išparduota. Visos vietos yra išparduotos, nėra daugiau vietų toj gyvojų grupiai. Ir tai yra man didelis ir
džiaugsmas, didelis įvertinimas dėl to, kad žmonės nori mokytis coachingo ir renkasi mūsų coachingo mokyklą. Iš vienos pusės, iš kitos pusės yra didelis ir įsipareigojimas, didelė atsakomybė, kad tos programos būtų kuo kokybiškesnis. Kad dalyviai programuose būtų kaip įmanoma labiau motyvuoti. Siekti ne tik profesijos, bet tikrai viduje turėti tą vidinį troškimą padėti žmonėms. Tai toks yra procesas, į kurį prisijungė dar 18 žmonių ir su kuriais kelionė prasidės kovo gale. Atrodo, niekada to neskaičiavau, bet atrodo, kad yra momentas, kuo pasidžiaugti. Iš kitos pusės galima matyti ir kitų dalykų, kurie būtų dar labiau challenginiai, dar labiau iššūkį keliantys. Ruošti kitą formatą, pridėti daugiau kokybės prie to, kas jau yra, papildomai plėtoti mintis reikalus, kurie visi, man atrodo, dar pakeliui. Tai tiek apie mokyklas, važiuoju kitą vietą, papasakosiu dar kelis kitus dalykus, kurie irgi nutiko dar rugsėjį. Gerai, judam toliau, judam kitur. Man kažkokį tai ratą bus galima apsukti. Buvau užsiminęs apie dalykai vyksta, nėra vien tik tai mano, Povilo Petrausko dalykai vyksta. Aš esu irgi komandos dalis, taip mūsuose vadinamos genties dalis. Ir labai džiaugiuosi, kad kažkada sprendimas eiti tokiu irgi truputėlį vabank, matomai, kad pasiteisina. Ir kartu su manimi gentyje yra dar keletas žmonių, su kuriais mes dalinamės tais iššūkiais, tais rūpešiais ir džiaugiamės bendrais pasiekimais, bendrais rezultatais. Buvo momentas, kuomet lyg toks jausmas, kad kažkas netaip vyksta, kad kažko dar vis pritrūksta, kažkas netaip dėliojasi, kažkas lyg nesigauna, kalbant apie coachingo veiklos vystymą, coachingo verslo vystymą. Ir buvom atskirą tokį sutarimą turėję, kad pirmą pasidarom kiekvienas individualiai savo susivokimą, susitikrinimą, kad mokam daryti verslą, coachingo verslą, ir tada darom jį kartu. Mokam jį daryti kiekvienas atskirai ir tada darom kartu visi. Tas momentas gavosi per tam tikrus 2 bandymus. Ir buvo mintis, kad gal net kažkada, tai po pirmo bandymo, kuomet buvo išpirktas kursas, išpirkta programa mokytis coachingo iš savo srities specialistų, iš tų, kurie tikrai moka coachingo verslą vystyti net globaliu mastu, buvo išpirkti mokymai. Ir tai jau nėra kelių šimtų dienos mokymai, tai yra metų trukmės keliasdešimtimis tūkstančių skaičiuojami mokymai bendroj sumoj paėmus. Ir mes tos mokymus praeidinėjom komandos viduje. Pirmas bandymas nepavyko. Ir tada atrodė tokia vidinė mintis, palauk, jeigu žmonės nemoka, aš vis tiek skaičiuosiu, nemoka, nesigauna jiems turiu omeny, aš vis tiek skaičiuosiu į tai, kaip tą reikia praeiti. Ir gal dar tik tai momentas bus, kad verslą daryti yra dar nelaikas. Nes po įvardinimo, kad per 100 dienų darant tai, kas reikalinga padaryti ir sekant procesą, patvirtintą procesą, gausis rezultatas. Tai yra pardavimuose bus 10 000 eurų per 100 dienų. Per tą bandymą per 100 dienų toks rezultatas nei pas vieną iš komandos narių nebuvo. Ir tada atrodė tokia mintis jau, gal ne dabar, gal ne tie žmonės net, gal net ne ta rinka, gal net tikrai ne tas verslas. Tada daug minčių nugulė į dienoraštį ir grįžau su viena esminė.
negali būti ne tas verslas, negali būti ne tas laikas, nes aš žinau, kad tai veikdavo, kad tai veikia man pačiam, kad aš pats esu tai praėjęs, vadinasi, jeigu praėjo bent vienas žmogus ir gavosi vienam žmogui, gali gautis ir kitiems. Galbūt momentas yra paieškoti tos trūkstamos dalies, pasižiūrėti, kogi trūksta, kad tai vyktų. Ir mes turėjom suplanavę genties susitikimą tuo metu, kada ėjo į pabaigą antrasis bandymas, antrosios 100 dienų ir antrasis bandymas pasiekti tą rezultatą. Tai yra per 100 dienų 10 000 eurų apyvartos pardavimas. Iš veiklos, suprantate. Ir jau kai šitas procesas buvo antroje jo veikimo pusėje, mes buvom susiplanavę net ir specialų susitikimą, tokį atskirą workshopą, kuris virto į siurprizų mokymai siurprizas, galim tai pasakyti. Šeštadienis viename iš viešbučių, konferencijų salytėje, ruošiamės, darom reikalus, dėliojamės skaičius, įsivardinam skaičius ir tadam pro duris įeina tie, iš kurių mokymus mes nusipirkime. Kolegos iš Skandinavijos, pora coachingo entuziastų, coachingo verslo vystytojų, Sanė ir Lukas, jie pasirodo Lietuvoje, Vilniuje, salėje, kur mes mokomės. Aš negaliu pasakyti, negaliu išsakyti, kaip tai atrodė mano komandos veiduose, bet matėsi, kad buvo nustebimas. Ir tas nustebimas virto tolimesniu darbu, darymu reikalų šeštadienį, kada atrodo nelabai tinka, nelabai gausis ar dar kažkas tai panašaus. Ir esminis dalykas, kad baigėsi padarytais veiksmais, ne tada, kada atrodė nepatogu, nesigautų, gal tada pirmadienį ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad nėra tinkamesnio laiko ir tinkamesnės vietos, kuomet esi kartu su komanda, kuomet esi kartu tarp kitų žmonių, kurie dega tuo pačiu noru. Ir matau, kad antras bandymas buvo geresnis ir antrojo reikėjo tam, kad iš anksto nenusivilti tais, kuriais patikėjai, kad reikia daryti. Sau pasėmiau šitą pamoką, sau užsirašiau ir žinau, kad mes toliau varysim. Toliau varysim ir dalykai vyks. Chebra įsivardino ir bėgant laikui, net po mokymų, jau nekalbant apie smagų pasibuvimą, baliušką, po mokymo, aišku, gaunasi rezultatai. Vieniems greičiau, kitiems lėčiau, bet tie rezultatai gaunasi. Ir tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi su tai žmonėmis, su kuriais pradėta veikla. Jėga. Chebra pavarė. Per daug gražu. Per daug gražu, kad nedaryčiau tik video įprastus. Ir gal visai momentas, kad reikės daryti gamtoj. Tam ofise, tai žinau. Beje, labai ramu. Žinau, atrodo, ant abiejų rankų pirštų tikrai neprireiktų daugiau, kiek automobilių sutikau. Gal per anksti dar važinėjau, bet labai ramios Anykščių apylinkės. Tai gerai, tęsiant apie tai, kokie tie dalykai vyksta ir kaip viskas vyksta, kas dar dėliojasi ir su gentimi nėra vien tik tai mokymasis, verslo kūrimas, tai yra dalis to, kas vyksta. Kita dalisgi yra momentai, kuomet mes pastoviai ir patys reflektuojam, patys dalinamės ir aš pradedu matyti tam tikrą, net ir dienoraštį ieškojau žodžio, ar tai kaip reiškinį, ar tam tikrą prasme kaip realizavimasi. Gal tai tinka žodis kaip realizavimasi, tas reiškinys veiklos, kalbant apie ne tik mokyklą, ne tik tai kiekvieno iš genties narių, kiekviena autorinė programa,
bet ir dalykai, kuomet mes reflektuojam ir skleidžiam tą žinutę, kas atitinka mūsų vizijoje įrašytus dalykus. Aš kalbu apie podcastą ir apie Coaching Cafe. Man atrodo, tai yra du dalykai, kuriais vyksta tam tikras užtvirtinimas procesų, kurie padeda sklisti idėjai, coachingo idėjai Lietuvoje. Ir čia turbūt nesumaišysiu pasakydamas, mes Lietuvoje esame su coachingu atsilikę nuo to, kas vyksta pasaulyje gerus 10-15 metų. Kai pasižiūriu, kad topiniai pasaulio universitetai, kalbant apie Harvardą ir visus kitus, kai jie savo programuose turi coachingo mokymus, dėsto magistrantūros studijoje, o mes dar vis galvojam apie ką tas coachingas yra, aš žinau tik tai, kad daug daugiau turėtų būti tokių podcastų, Coaching Cafe, sklaidos, blogų apie tai, kas yra coachingas ir kuo jisai gali būti naudingas. Tai užbaigiant momentą apie tai, ką darėm su gentimi, turiu dar kelis kitus momentus apie vystomus projektus arba veiklas. Vienas iš jų yra Dvi galvos geriau, kur mes su Saulium pradėjome naują tam tikrą prasme sezoną po atostogų, po rugpjūčio mėnesio laidos nebuvimo. Šiek tiek atnaujinam formatą, šiek tiek veikiam kitaip, populiarinam tą idėją, apie ką mes kalbamės, klausimus, temas, iššūkius, su kuo susiduria komandos, lyderiai, apskritai tie, kurie hashtagas gyvena darbe. Prasidėjo naujos veiklos, prasidėjo naujos temos, prasidėjo naujas tam tikrą prasme sezonas po atostogų. Net su tam tikrais naujais video išpildymais, kaip Reels ir taip toliau. Matau, kad tam tikras pakeitimas pradeda duoti tam tikros kitokios grąžos. Tai šitas dalykas, kas dar vyko ir bevyksta, idėjos apmąstytos, pajungti, planuoti, kurti projektą su dirbtiniu intelektu, išnaudojant jo galimybės, kad būtų galima suvesti verslus, daugiausiai tai turbūt smulkaus verslo savininkus su specialistais, kurie galėtų būti talkininkai tam verslui vystytis. Tai ruošiam projektą, darom tokį atskirą startupą. Manau, kad to verslumo čia tikrai nebus per mažai, man tai atitinka pagal mano vertybės. Tai dabar eigoje seka labai paprasta. Tam tikras investavimas, veikla su forexais, gal taip galima įvardinti, investavimas apie nekilnojamą turtą, nekilnojamo turto vystymą, investavimas į dirbtinį intelektą, projekto rašymas. Na ir pagrindinis verslas, pagrindinė veikla, kurią visą laiką reikia recharge'o, kalbant apie Coaching LT. Ir gal toks recharge'as buvo HR savaitė. Joje teko moderuoti diskusijas, bet ir tuo pačiu pasisemti daug fainų idėjų. Tai žinau, kad visa tai, kas padaryta, nusikels į kitus mėnesius, į spalį ir taip toliau ir taip toliau. Ir žinau, kad prisidės prie tų veiklų, kurios yra dabar daromos. Tai toks buvo rugsėjis, tokios buvo dabartinės mintys apie jį, reflektuojant, kuo jisai galės būti naudingas ateičiai. Čia buvo dalykai vyksta, mano vardas Povilas, susitiksim po mėnesio, o dabar, kol šeimyna dar miega, varau dar pasižiūrėti šią, pasigrožėti čia nuostabia gamta. Viskas, iki kito karto.